Sveiki, mėlyjeji, čia su jumis šiandieną yra Erika, o tai ką tu dirbsi tinklaraščio kūrėja. Turbūt nustebot, nes dažniausiai esate įpratę skaityti mano sukurtus straipsnius, turbūt labiau pasakyti, paimtus interviu, iš įdomių žmonių, kurie baigė istorijos studijas ir dabar veikia kažką tai įdomaus susijusio su istorija ir kultūra. Bet šiandieną girdit mano balsą ir matot, kad formatas yra visai kitoks ir tikriausiai kyla klausimai, ar čia yra žingsnis į kažkokią tai naują erą, ar kažką panašaus, ar mes nuo šiol gausim podcastus. Na, iš tikrųjų, aš jums negaliu atsakyti šitą klausimą dar labai, sakykim, tiesiai, nes tai šiai dienai yra labiau toks šventinis epizodas, sakykim taip, ir pabandymas kažko naujo, ir nežinau, pažiūrėsim, galbūt jeigu man pavyks gerai šis epizodas ir galbūt jeigu jums patiks, tai galbūt jų daugiau ir bus ateityje. Pasižiūrėsim. O šventinis epizodas yra dėl to, kad yra keli dalykai, kuriuos reikėtų atšvęsti tikriausiai. Visų pirma, kad lapkričio pabaigoje šiam tinklaraščiui jau sukako 1 metai, tai va turim šiokį tokį, ne jubiliejų tikriausiai, tiesiog gimtadienį labai jau senokai praėjusi. Ir iš tikrųjų aš labai dėl to džiaugiuosi, dėl tų 1 metų, nes iš tikrųjų pradedant kurti tą tinklaraštį, aš nelabai galvojau, kad jisai tiek tempsis, tiek trauks, dėl to, kad vis tiek galvojau, kad, žinant mane, tai galbūt bus 1 ar 2 straipsniai ir galbūt ant to ir baigsis, bet pažiūrėkit, šiandien mes jau darom podcastą, tai viskas įmanoma pasirodo. Kitas toksai dalykas, ką švenčiam, tai nežinau iš tikrųjų, kada pasirodo šitas epizodas, kurį dabar rašau. Tai gali būti, kad galbūt jau yra išleistas 10 straipsnis jubiliejinis, o tai ką dirbsi, arba gal jis dar neišleistas, jis yra paimtas, jis dabar šiuo momentu, kai aš čia sėdžiu studijoje ir kalbu, jis šiuo metu yra redagavimo stadijoje, tai anksčiau ir vėliau vis tiek arba jau matėte tą 10 straipsnį, arba dar pamatysit, bet tikrai negadinsiu staigmenos, kokį ten įdomų žmogų kalbinau tai yra. Tai iš esmės šiandieną aš sėdžiu čia viena ir jau galite tarti, kad bus dalykai truputėlį kitokie negu anksčiau jūsų skaitytose straipsniuose, kur aš dažniausiai kalbinu žmonės, kurie, kaip ir sakiau, baigė istorijos studijas ir dabar kažką tai dirba. Aš jų klausinėjau, kaip jie nusprendė studijuoti istoriją, kaip jie rado tą savo darbą, ką jie ten veikia, kaip visą tai atrodo, bet šiandieną aš esu viena. Dėl to, kad, vienas dalykas, kad man šitas formatas ir sėdėjimas prie mikrofono irgi yra labai labai naujas ir galbūt norėjusi pirmą išsibandyti vienai, nes būna ir kai imu interviu, tai, pavyzdžiui, žmonės netgi ir tiesiog sėdint dviese su manim be mikrofono, jie būna nervinasi ir aš juos raminu šiek tiek, kad viskas gerai, viską galim sutvarkyti, viską galim perrašyti, jeigu labai nepatiks, ką pasakysi. Bet sunku turbūt būtų nuraminti kokį nors pašnekovą, kuris būtų turėjęs tiek pat patirties su podcastais kaip ir aš, tai pirmąjį tą blyną kepu viena. Kitas dalykas, kad mano aplinkos žmonės vis klausdavo manęs, kad, tai va, visus kalbini, tai reikia tau ir save pakalbinti, ar ne? Tai kadangi jau kalbinu save tų švenčių minėtų progą, tai galima ne tik formatą pakeisti, patį iš teksto į garsą, bet ir tai, kad pakalbėti šiek tiek kitaip. Nes iš tikrųjų aš esu žmogus, kuris nors ir baigė istorijos studijas, aš baigiau istorijos bakalaurą ir magistrą, aš nedirbu su istorija susijusio darbo, tai galbūt nėra tiek įdomu, nes ne tai, kad neįdomu, bet aš dabar esu labiau linkusi kalbinti žmonės, kurie dirba su šia sritimi susijusius darbus, dėl to, kad, žmonėms tiesiog kyla klausimų, ką tie istorikai iš vis gali veikti, kaip atrodo tas istoriko darbas, kaip jis skirtingai gali atrodyti. Ateityje aš galvoju galbūt vis tiek pradėti kalbinti žmonės, kurie užsiema ir nesusijusiais dalykais, bet galbūt šiandieną, ką aš norėjau labiau padaryti, tai pakalbėti bendrai apie savo studijų patirtį kaip ne tik kaip aš pasirinkau studijuoti
istoriją, bet ir kaip man sekėsi tą daryti, kaip aš nusprendžiau likti magistrantūroje ir kas tokio nutiko, kad nepasirinkau likti ir eiti toliau doktorantūrą, nors daug žmonių iš tikrųjų mano aplinkoje buvo gan įsitikinę, kad aš tą darysiu. Tai va, tai čia toksai kabliukas šiandienos, kas čia tokio nutiko, kas čia per istoriją, aišku, jinai galbūt nėra tiek daug kažkokia tai kriminalinė ir labai įdomi, bet mano galbūt mintis ir tikslas šiandieną yra labiau aptarti tą mano studijų patirtį ir pakalbėti būtent tiem žmonėm, kurie galbūt kelia savo klausimus, jau įstoja, kad galbūt čia ne mano vieta, galbūt aš čia keistai jaučiuosi, galbūt aš šiemet baigiu studijas ir nežinau, ar stoti į tą magistrą ar ne, aš nežinau, ką daryti. Ir iš tikrųjų tokiais momentais labai padeda pasiklausyti kitų žmonių, kurie studijuoja tą patį ar kažką panašaus ir sužinoti, kad jie irgi kelia savo visokius klausimus, jie pereina per visokius iššūkius ir, tiesiog tokį, tai vat, sugalvojau pasidalinimą, kuris galbūt tikiuosi kažkam bus naudingas. Tiesiog ypač, kadangi dabar yra žiema, tamsus paros laikas dažnai ir žmonės sesija ir panašiai, žmonės, nežinau, kelia savo vidury mokslo metų klausimus visokius, ne visą laiką kelia ir turbūt ir stojant, ir mokslo metų gale ir visai, bet žodžiu, galvoju tiesiog pasidalinti savo patirtimis, nes man tas padėjo kažkaip pereiti tas studijas iki galo, tik žmonių kiti pasidalinimai ir aš tiesiog manau, kad tai gali būti įdomu ir naudinga. Tai pirmiausia, aš pradėsiu turbūt nuo to paties klausimo, dabar aš kankinsiu save tais pačiais klausimais, kuriais kankinu ir savo pašnekovus. Pirmasis tas yra, tai kaipgi aš nusprendžiau studijuoti istoriją. O sprendimas buvo gan sunkus, dėl to, kad aš turbūt jau nuo 5 klasės savo laužiau galvą, kuom aš būsiu ir ką aš darysiu ir iki tokio laipsnio, kur aš, aš vieną kartą netgi sapnavau sapną, kad aš įstojau į universitetą ir man buvo žiauriai įdomu, ką aš mokausi ir aš tiesiog sapne nepamačiau, ką aš mokausi. Tai žodžiu, ten buvo, labai, ir man labai daug dalykų sekėsi iš tikrųjų, ten ir gamtos mokslai, ir man žiauriai geografija patiko. Istorija man tai buvo tipo okei. Bet aš niekada to nemačiau kaip kažkokios tai karjeros galimybės ar kažko, tai net nežinau, gal net ir taip smarkiai nedomino, nors aš kaip ir turėjau gerą santykį su savo ten istorijos mokytojomis, skirtingomis per metus ir kažkaip gavosi galbūt nuo 9 klasės labiau mane kažkaip pamatė manyje kažkokį labesnį potencialą, pradėjo labiau tempti į tos konkursus ir jau 11 klasėje kažkaip dar studijų mugėje apsilankiau ir pasikalbėjau su panelėm iš istorijos fakulteto ir kažkaip galvoju, tikriausiai vis dėlto istorija, nes aš prieš tai kažkaip galvojau studijuoti geografiją, bet, gal juokingai skamba, kad geografija tai man jau atrodė jau kažkas, o istorija tai, ne visai taip, bet tiesiog gal nebuvau apie tai susimašius. Šiaip labai keista ir ironiška, kad aš kažkada buvau gavusi tokį, gal 8 klasėje, po kažkokio konkurso gavau leidinuką su VU ten visokiam studijų programom ir pamačiau istoriją ir galvoju, istorija, ką tu čia dirbsi mokytoju arba muziejų, žinai, ir tiesiog praverčiau, visiškai neįdomu ir nesvarbu. Ir dabar po tiek metų aš bandau įtikinti žmonės, kad istorikai nedirba vien mokytojų arba muziejininkų, tai tau ir likimo ironija. Bet kažkur apie 11 klasę aš pradėjau galvoti truputėlį plačiau, kad tai yra gan platus išsilavinimas. Aš labai negalėjau tiksliai apsispręsti, ką aš konkrečiai noriu veikti gyvenime. Ir man tiesiog atrodė, kad aš pabaigsiu dalyką, kuris yra, toks gan platus. Man istorija patiko, man buvo labai įdomu, ypač 11-12 klasė ir šiaip aš labai pajutau, kai aš daug visokių konkursų dalyvavau paskutinėse klasėse ir aš tiesiog pajaučiu, kad man istorijos konkursams yra fainiau ruoštis negu visiems kitiem ir kažkaip pagal tai atsisijojau irgi, tai tas toksai ėjimas ir dalyvavimas ir bandymasis per savo kailį iš tikrųjų kažkaip labiau padeda pažinti save ir atsakyti savo tos klausimus vis dėlto, ko nori, ko ne, kas tikriausiai bus tokia gan pasikartojanti tema per visą šitą pasakojimą. Tai žodžiu, nusprendžiau, kad pabaigsiu tokį platesnį dalyką ir maždaug along the way, eigoj aš nuspręsiu, nežinau, mane aplankys nušvitimas kažkoks tai ir aš tada jau nuspręsiu, ką aš noriu veikti. Tų variantų čia buvo skirtingų visokių, galvojau ir kad mokytoja galbūt būsiu, norėjau gidė būti,
neatsimenu daugiau ten kažkokių savo variantų, bet tiesiog galvojau, tiesiog aš studijuosiu tai, kas man patinka ir tada žiūrėsiu. Mano šeimos reakcija, aš nepasakyčiau, kad buvo ten žiauriai aštri, aišku, buvo toks klaustukas, sakysi, kad, aš tikrai, žinai, man mama kažkaip siūlė, sako, gal nori į politiką kokią stoti, žinai, gal čia rimčiau, gal kažką. Nes, vėlgi tas toksai supratimas apie istorijos mokslą, kad, sėdėsi datas kalsi, žinai, tipo, tugi protingas, daugiau gali negu tai, žinai. Ir tada atini istoriją, kur reikia daug dalykų daryti ir galvoju, wow, gerai. Aš labai iš tikrųjų, kai pirmam kurse atėjau, aš tada man buvo tokia mintis buvo, kad aš visai džiaugiuosi, kad aš nuėjau mokytis tai, kas man patinka, dėl to, kad galvoju, blemba, čia yra sunku. Ir jeigu aš mokinčiaus kažką, kas man nepatinka, tai būtų tragedija iš viso. Ir aš prisimenu, kad aš pirmam kursą turėjau busą, bendrasis tas universitetinės studijas, tiem, kas nežino, vieną modulį tas PMI, tam politikos mokslo institute, ir kas nežino trumpinių, jeigu yra klausytojų ne iš VU, tai jo, aš buvau ten vienam modulį pasirinkus ir galvoju, blemba, kaip gerai, kad aš čia nestojau. Ne dėl to, kad man ten nepatiko, bet dėl to, kad, tiesiog kažkom buvo, ne mano aplinka, nežinau kodėl, tiesiog, tipo, jokių priešiškų jausmų visiškai, bet tiesiog aš atėjau ir galvoju, ne, žinokit, aš savo vietoj, man ten labai gerai. Tai va, tai buvo tokių truputį klaustukų iš šeimos, bet kas mane lydėjo vis dėlto per visą studijų laikotarpį, buvo tai, kad aš vis dėlto stojau su mintim, kad tai gali būti blogas pasirinkimas, aš galiu negauti darbo po to ir man buvo labai svarbu įrodyti, kad vis dėlto tai buvo geras pasirinkimas ir kad vėliau man niekas negalėtų prikišti, kad kam tu čia stojai, ką tu dabar čia darysi, tu jokio normalaus darbo nerasi. Ta prasme, tų abejonių ir tų, žinai, ta ateitis baubas toks, žinai, stovi kažkur tai ir nežinia, kas bus. Ir jo, su ta mintim, kai aš įstojau, pradėjau daryti tam tikrus pasirinkimus gyvenime, kur, kaip čia pasakyti, būna žmonės įstoja, išsikrausti iš tėvų namų ir panašiai, taip sakoma, nutrūksta nuo grandinės. Tai mano atveju tai įvyko kitaip labai, dėl to, kad kai aš mokiausi, aš gyvenau labai toli nuo savo mokyklos ir aš turėjau labai, labai ribotas galimybės, kadangi autobusai ir panašiai, turėjau labai ribotas galimybės dalyvauti kažkokiose būreliuose, veiklose, savanoriauti ar kažką tai. Ir kai aš jau atvažiavau į Vilnių, aš jaučiausi labai, vos ne atsilikus nuo kitų bendraamžių, kurie jau ten, nežinau, ten kažkur tai važiuodavo, kažką darydavo, kažkur savanoriavo, kažkur dalyvavo, kažkokiose ten mokinių tarybos. Ir mokinių tarybai gal ir aš galėjau iš tikrųjų dalyvauti, bet, nežinau, tuo metu man nebuvo labai įdomu, bet, žmonės atrodė turintys daugiau gyvenimiškos patirties. Aš mokymosi metu, mokyklos metu, viskas buvo mokykla, namų darbai, namai, ir viskas. Ir aš kažkaip, tas mano nutrūkimas nuo grandinės buvo, kad dabar aš galiu eiti ir aš galiu viską veikti. Viską, ko aš negalėjau prieš tai. Tai mano studijų kelias, jisai buvo labai pažymėtas dideliem pastangom studijose, dėl to, kad man buvo labai svarbu gerai mokytis, nežinau, tai buvo kažkokia tai identiteto dalis tikriausiai netgi, kad turi būti geri pažymiai, turi būti viskas tvarkingai, turi būti atsiskaitimai, aš turiu būti šaunuolė ir ten ir taip toliau, bet šalia to ir tas nenumaldomas troškulys viską eiti ir viską veikti. Tai aš labai greitai, dar pirmo kurso ten pradžioje aš įsivėliau į studento atstovybę ir aš labai norėjau į ansamblį, kur aš iš pradžių ėjau į perklausą šokiams, bet manęs nepaėmė šokti ir aš tada nuėjau dainuoti dėl to, kad aš vis tiek žiauriai norėjau kažką ten veikti ir po to po kelių mėnesių pas mus atėjo, žmogus iš VU muziejaus, tai tuo metu dar nežinau, kokios ten pareigos buvo, turbūt muziejininkė dar tada buvo, bet dabartinė VU muziejaus direktorė Monika tuo metu atėjo ir sako, mes tipo ieškom savanorių į VU muziejų, tipo galėsit vesti ekskursijas, galėsit ten, nežinau, dirbti su fondais ir dar kažką. Ir aš tokia, aš noriu ir aš viską labai noriu. Ir to pasekoje gavosi taip, kad jau rugsėjį aš įstojau ir kažkur tai gruodžio mėnesį aš jau buvau visiškai absoliučiai perdegusi. Ta prasme, čia yra kosmosas. Nes dabar, kai pagalvoji, tai galbūt tos veiklos, ta prasme, normaliai sveikai jas žiūrint ir duodant savo poilsį ir galbūt, šiaip jau, kai jau esi vyresnis ir daugiau patyręs, tai gal netrodo kaip žiauriai daug, nors gal iš dalies ir atrodo kaip daug.
Bet jo, aš patekau į vietą, kur viską galima veikti, mentaliai kaip į tokią saldainių parduotuvę, visiškai persivalgiau ir, toj tokio saldainių komoje aš buvau realiai iki studijų pabaigos. Tai ilgai. Bet aš sakau, toks, galbūt atrodo, kad tai yra nesusiję su tuo, ką aš žadėjau, kad aš pasakosiu apie tos gyvenimo pasirinkimus ir visą kitą, bet iš tikrųjų, vis tiek ta studijų patirtis, jinai labai tokia kompleksinė yra, nes tu ne tik studijuoji, bet yra ir visi ten aplinkiniai pašaliniai faktoriai. Ir viena vertus aš liūdžiu dėl to, kad aš labai save, vienu žodžiu, variau ir labai daug stengiausi ir labai persistengiau ir panašiai, bet iš kitos pusės aš labai iš tikrųjų atradau save dėl to, kad supranti, kas tau patinka, kas tau nepatinka. Čia taip trumpai perbėgus, tai nežinau, dar to pirmo kurso vidury aš tapau tiem, kam įdomu, jeigu yra žmonių iš atstovybės, kurie klausosi, tai aš patapau komunikacijos koordinatorė labai greit, nes nebuvo koordinatoriaus tuo metu. Ir aš ten pradėjau dirbti su visokiais vizualus daryti, tenais kažką rašyti ir panašiai. Ir aš būtent per tą veiklą aš supratau, kad man nepatinka vizualus daryti, pavyzdžiui. Ir dabar, tarkim, kai aš darau vizualiką visą, o tai ką tu dirbsi, jūs galite pastebėti, kad yra labai labai paprasta, dėl to, kad aš nemėgstu vizualų daryti ir aš manau, kad aš ne vizualus žmogus. Bet aš tą išsiaiškinau tada, kai padariau tai 1,5 metų ir supratau, kad tai vis dėlto aš gal ir galiu tą daryti, bet aš nesu labai ten jau kažkas. Nors gal ir galėčiau išmokti iš tikrųjų, bet čia nesmė. Tai jo, tie metai ėjo, aš kažkur tai balandžio mėnesį, esmė tame, kad aš jaučiausi perdegus, kuriuo žmonės man sakė, kad tau reikia eiti prigult, ir tai yra pirmo kurso vidurys, bet nereikia galvoti, kad aš kaip normalus žmogus būčiau pradėjus stabdyti save. Ne, tempas tik didėjo visą laiką ir, blogin ir blogin. Jau ten balandžio mėnesį aš susiradau savo patį pirmą darbą. Buvo labai faina, kaip ir yra turbūt tokia, nežinau kaip dabar yra, bet nemažai istorikų yra ten dirbę, tai yra prie VU tos varpinės, vienu žodžiu, ten sėdi, pardavinėjai bilietėlius, ten kalbėsi su užsieniečiais ir visa kita, ir čia toksai buvo sezoninis vasaros darbas, bet pirmas darbas, čia viskas tai faina ir jo, ten šakės, pirmo kurso ten gegužė, tai aš ten atsimenu, ten jau ir sesija artėja. Ir, darbas, ir ten su ansambliu kažkur ruošiamės važiuoti, ir istorikų dienos, aš ten istorikų dienų, ten tą bendruomenės vakarą vedžiau, ten šakės, ten visko buvo tiek daug. Bet tuo metu dar buvo visai smagu, sakyčiau, o po to jau kažkaip, bet aš pajaučiau vis tiek, kad jau yra per daug. Ir vasarą tada šiaip irgi toksai pasikartojantis momentas bus tai, kad aš normalių atostogų nelabai turėjau per visą tą laiką, dėl to, kad vasarą tada buvo mano tas vasaros darbas. Tada, ateina rugsėjis, ateina 2 kursas ir aš kaip jau atmečiau, aš nebėjau į ansamblį, iš esmės dėl to, kad aš tiesiog pasilyginau, yra tokios 3 aplinkos, iš esmės, 4, jeigu skaičiuojam dar studijas, tai yra studijos, yra atstovybė, yra tas ansamblis ir savanorystė, ir aš kažkaip pasisvėriau, kurioje aplinkoje aš jaučiausi labiausiai nepritapus. Tai tuo momentu tai buvo, vėlgi, tai buvo ansamblis. Aišku, vėl tai buvo tam tikra pamoka ir palyginimas dabar, kai aš pagalvoju, kad, dėl ko aš taip jaučiausi ir panašiai, galbūt per mažai iš mano pusės buvo iniciatyvos pritapti prie daug narių, kurie jau ten buvo senbuviai. Buvo galbūt iš jų kažkokios iniciatyvos nebuvimo. Neprasme, aš kaltų neieškau, bet, aš vis tiek į tai bandau pasižiūrėti kaip į tokią refleksiją pasidaryti, dėl to, kad vėliau gyvenime, kai ateini į tuos naujus kolektyvus ir yra visai, galbūt pravartu pasižiūrėti atgal ir pagalvoti, kad, kas buvo vienam kolektyve, kas kitam ne, ir ką aš dariau skirtingai, ir, ta prasme, vis tiek bandai taikyti tai gyvenime kažkaip. Tai, liko mano atstovybė ir aš mokausi toliau, ir savanorystė, aišku, baigėsi tas mano darbas sezoninis ir, yra to tokio persiplėšimo, kad šiaip su studijom man visą laiką buvo aš ten mokiausi, stipendiją gaudavau dažniausiai ir panašiai, tai
Tai jo, buvo daug pastangų įdėta, bet buvo sunku iš tikrųjų, nes, viena vertus buvo, aišku, visokio asmeninio gyvenimo momentai, kur ten, tu turi sėdėti seminarui skaityti, bet tu negali skaityti dėl to, kad tau visiškai ne tas yra galvoj ir ne tas galvoj buvo labai ilgą laiką. Ir aš labai tokius turėjau negerus mechanizmus galvoje, kad maždaug jeigu man yra sunku ir man nebelenda tekstai į galvą, tai ne tai, kad, žinai, galbūt dieną neskaityti ir pailsėti, o, reikia labiau skaityti, reiškia. Tai dabar aš sutikus ten 21 metų save, tai aš trinktelčiau savo į galvą turbūt, bet, tuo metu atrodė taip. Ir kas ten žino, galbūt jeigu aš dabar grįžčiau į studijas, galbūt elgčiausi taip pat, nieks ten nežino. Bet jo, buvo tokie momentai, aš šiaip dabar, tuo metu aš savo to nesakiau, bet dabar tai aš turiu savo pripažinti, kad vis dėlto aš šiaip nemėgstu skaityti. Ir yra kosmosas, kaip aš baigiau istorijos studijas, nemėgdama skaityti, dėl to, kad labai daug istorikų, pavyzdžiui, sako, man patinka skaityti, o vėliau, kai tą referatą jau reikia rašyti tokią, ne faina, žinai, nemoku kažką, aš geriau tik skaityčiau. Ir aš galvoju, man rašyti ir kalbėti man visą laiką buvo fainiau negu skaityti. Nežinau, kodėl. Gal irgi yra tam tikri tokie psichologiniai momentai, kai tu per negalėjimą save spaudi ir tada ta veikla tau darosi tik tais dar sunkesnė. Ir vėlgi, ką aš sakiau, kad aš noriu ateiti ir pakalbėti truputį apie savo patirtis, man pasidarė lengviau, kai aš kažkada pasiklausiau žmonių, ar jums lengva skaityti. Ir žmonės, kurie šiaip labai gerai mokėsi, sako, ne, man sunku susikaupti ir visą kitą. Ir tu toksai galvoji, aš ne vienas, eina savo, čia ne vien man sunku. Ir tai, priduoda tokią, žinai, tokio, net nežinau kaip pasakyti, ne tai, kad tu atsipalaiduoji staiga, bet, šiaip, nukrenta kažkiek tai tos naštos, kad, tas tavo sunkumas, jisai, nėra kažkoks unikalus ir su tam nieko blogo nėra, kad tau yra sunku, žinai. Tai tai man buvo to tokio, kad, žinai, gal ne tas galvoju ir panašiai, bet ir jau tada aš pajaučiau, kad, pavyzdžiui, tarkim, aš ten norėčiau labiau sėdėti ten kažkokiose ten atstovybės, gal ten mytuose, ten susitikimuose, kažką tai organizuoti, o ne ten sėdėti prie tos knygos. Bet prie knygos irgi buvo gerai, nes aš tai buvau pratusi, žinai, kažkaip, aš esu knygų žmogus, aš, moksliukė nuo visą gyvenimą, ir čia, žinai, mano vieta ar kažkas tai tokio. Bet buvo to sunkumo, aš toliau ten save sėkmingai deginau, vienu žodžiu, psichologiškai, ir aš ten vėliau prisirinkau ten, Jėzau, visko. Jau ten vasario mėnuo ateina ir jau mes ten kalbam apie ten istorikų dienas ir aš turėjau ten dar dalyvauti studentas moksleivių studentai, toj kaip kuratorė, dar ten kažką tai daryti, ten gyva velnė. Ir tada staiga karantinas prasideda. Ir karantinas man buvo didžiausia tragedija pasaulyje. Aš žinau, kad yra žmonių, kuriem buvo karantinas pats geriausias laikas dėl to, kad nereikia eiti iš namų, nereikia žiūrėti žmonės ir nereikia niekur važiuoti ir sėdi namie ir, žodžiu, čytini per egzus ir viskas labai gerai. Žinai, ir man ten buvo katastrofa visiškai dėl to, kad aš tada, aš gyvenau visą studijų laiką, aš gyvenau barake, bet kai buvo karantinas, aš išvykau gal į kaimą karantinuotis. Ir, vienas momentas, kad ten, žinai, mes ten tuo metu pas mus ten internetas buvo toksai, žinai, kur šiaip traukia, bet jeigu tau reikia online sėdėti, tai jau, žinai, sudėtinga. Ten, žinai, atskiro kambario ten tuo metu neturėjau. Žodžiu, tokių visokių dalykų, kur, žinai, irgi vėlgi, tu esi perdegęs, tu esi nervė dėl to, kad, pasaulis apsivertė aukštyn kojom ir tu nežinai, kom tai baigsis. Tu neturi galbūt pačių ten 100% sąlygų mokytis, tu ten šiaip save ėdi, kad tu nori daryti daugiau ir tau kažkodėl neišeina, tu ten piktas ant savęs. Dar buvo tas, kad aš, žinai, susirinkau tas veiklas ir staiga mano ten vos negyvenimas, žinai, sustojo dėl to, kad aš nematau žmonių ir šiaip aš nesakyčiau, kad aš esu baisi ekstravertė, bet buvo kažkas tai tokio, kad nežinau, mane uždarė, žinai, ir uždarė ties mokslais, kur, irgi toksai vidinė kažkokia tai kova vyksta, kurios tu nenori adresuoti, kad, galbūt tau čia nelabai patinka, bet šiaip iš tikrųjų, aš jau gal retrospektyvai šiek tiek dabar jau galiu pasakyti, kad, man galbūt buvo nefaina, bet aš savo to nepripažinau, žinai, ten dėl tų mokslų ir kažką, bet iš tikrųjų buvo ir labai daug įdomių dalykų ir kai aš pagalvoju, jeigu aš atsukčiau laiką atgal, tai aš iš tikrųjų vis tiek stočiau į istoriją, dėl to, kad,
Aš nežinau, kas man būtų buvę įdomiau, nes man buvo sunku, bet man buvo įdomu. Ir prie šitos minties, man atrodo, mes grįšim dar po to. Bet jo, karantinas mane ėdė, man buvo sunku, bet gyvenimas ėjo toliau. Ir karantinas tada truko nuo, ten prasidėjo kažkada vasario vidury ar kažkas tai tokio, ten, nežinau, išlindau į lauką, birželį kažkada. Bet per tą laiką dar įvyko ten, žodžiu, gyvenimas, kaip sakiau, einasi, ateina gegužės mėnuo, mane išrenka atstovybėje, vėl tiem, kas iš atstovybės ir kam tai kažką sako, tai mane išrenka į reviziją tiesiai. Ir, žodžiu, čia irgi buvo toksai sudėtingas ir savaip naudingas etapas dėl to, kad vėlgi kas įvyksta, tai ateina vasara, aš kaip ir nedirbau tą vasarą, bet vėlgi tokių kaip ir normalių atostogų nėra dėl to, kad mes sugalvom, kad mums reikia rašyti naują ten, žinai, vertinimo metodiką ir panašiai, tai reiškia, tu turi per vasarą mytus kažkokius ir kažkokias tai užduotėlės, kurias tu turi pasidaryti, tenai, žinai, tekstus ar kažką ir toks vėl, kažkas, žinai, kabo, galvoju, kad, aš turiu ten eiti kažką tai daryti, tokio pilno atsipalaidavimo nėra, ateina 3 kursas, mes ten gal kokį mėnesį pavaikščiojom į paskaitas normaliai ir vėl mus uždarė. Ir aš jau su tuo antru karantinu jau kažkaip, normaliau taikščiausi, bet tada, studijos einasi, su revizija mes ten tais metais darėm, Jėzus Marija, aš neįsivaizduoju, šimtais online pokalbių su visais ten vos ne koordinatoriais ir panašiai tam, kad vertintą veiklą. Tai vos nežinai, jauties kaip dirbi 2 etatais ir dar uždarytas namuose, kur tu nenori būti uždarytas. Tai žodžiu, ir tiesiog, kodėl aš tą pasakoju, tai kad tiesiog vis ant viršaus kaupėsi tas toksai sunkumas, žinai. Ir ateina kažkur tai vidurys ten tų mokslo metų, aš ateinu į vieną modulį tokį, šiaip aš nepaminėjau, kad aš medievistė buvau, man ten su tuo pasirinkimu savo specializacijos kaip ir nebuvo kažkokių didelių sunkumų, nes, nežinau, man čia viskas kaip ir įdomu iš istorijos, bet, nežinau, man viduramžiai man kažkodėl atrodė visą laiką labai spalvoti ir įdomus ir fantastiški, o tas visas pasauliniai karai ir visą kitą atrodė pilka kažkaip, tai ir aš vis įsivaizduodavau kažkokius ten, vienu žodžiu, fabrikus ir pilkai apsirengusius žmonės ir tankus ir atrodo tokia depresija, Jėzau, o vat viduramžiai ten taip viskas, žinai, vos ne kaip pasako ir kažkas, aišku, kas skamba kvailai, bet, nežinau, man tiesiog buvo toksai jausmas ir nors ir visi ten sakė, kad medievistika čia yra daug sunkiau ir taip toliau, man kažkaip vienodai švietė ir aš, ir iš tikrųjų, kaip ir su tuo, mano, kai sakiau, kad pasirinkau istorijos studijas ir džiaugiausi, kad, man sunku, bet bent jau darau tą, kas patinka. Iš tikrųjų, jeigu kažkas veža ir patinka, tai net ir jeigu, neveža iki tokio laipsnio, kad tu ten, nežinau, sėdėtum ir ten naktim negalėtum miegoti, kai ten tau faina, tapšto neturi būti iki tokio laipsnio, bet vis tiek, jeigu tau yra faina, tai tas sunkumas, tu jį gali lengviau pakelt, paprasčiausiai. Bet ateina 3 kurso vidurys, aš nueinu pas, vienu žodžiu, į vieną, nesakysiu, kurį modulį, nesakysiu, kuris dėstytojas, bet turbūt tie, kas klausysis, tai gal net nereikės sakyti, gal supras, apie ką čia eina kalba. Žodžiu, susiduriu su žmogum, kuris keistai kažkaip išsireikšdavo, kartais galbūt ne iš piktos valios, bet tiesiog jau 3 kursas buvo tas laikas, kada jau pradedi galvoti, kad ar aš čia, žinai, baigsiu bakalaurą ir tas viskas, ar aš eisiu toliau, ar aš galvoju apie kažkokią akademinę veiklą, žinai. Kyla tie jau klausimai, kilo jie gal ir anksčiau, tada susiduriai, kur, pavyzdžiui, išgirsti kažkokius pasisakymus, kad aš jūsų amžiaus jau dariau tą ir aną ir trečią. Jūs šitą nežinot? Tai, o kaip jūs čia ten kažką ir, ir šiaip, tokie visokie, net tame esmė, kad tie pasisakymai, bet ir šiaip eini iki to taško su tokiu, kad, žinai, man čia yra sunku ir atrodo, kad čia dėstytojams taip yra viskas lengva, o man kaip ir sunku, kaip ir nebaisiai sunku, bet, viskas sudėtinga ir galbūt manęs čia, neveža čia tas dalykas taip, kaip turėtų, čia jau man čia nėra tiek įdomu, kiek aš įsivaizduoju, kad man turėtų būti įdomu. Ir šiaip yra, sakau, paminėkim tai, kad aš tiesiog jau ten 2,5 metų ant perdegimo vos ne, ar ten 2 metai, ar kažkas tai tokia, ir visokių nervų ir panašiai. Ir tiesiog kažkaip sėdė ir toks nusivylęs savim, kad ten kažkas neišeina, kad tu kažko negali atsakyti, kad tu, šiaip net nekalbant apie tą 3 kurso vidurį, bet ir anksčiau, ten sėdi kokiam nors seminarė ir ten tavo ten kursiokas pasako ten kažką super wow, protingo, o tu
nežinau, perskaitai seminaro tekstą 3 kartus ir tu neatsimeni, ką tu skaitei, ir tu negali atsakyti, ir tu parinės pastoviai, kad tu... Ir viskas susidėjo į vieną tašką, žodžiu, kur aš pradėjau galvoti, kad, tai aš per durna čia būti. Tiesiog, kad aš esu, nežinau, čia gal ne tuo metu, gal dar ir vėliau, aš kažkaip pradėjau kelti klausimą, ar aš nesu per kvaila aukštajam mokslui, kas dabar man skamba kaip visiška pieva tokius klausimus savo kelti iš vis. Bet, tie klausimai parėjo, žodžiu, ir kad, man čia ne vieta, aš tiesiog, aš nepavežu, aš esu susikūrusi savo kažkokį tai standartą, kiek man turi būti įdomu, kaip man turi būti lengva ir kaip man čia viskas turi klostytis, o taip nėra. Ir dar kažkas kažką pasako ir galbūt kartais netgi aš esu turėjęs tokių patirčių, kur, pavyzdžiui, aš turėjau vieną kursiokę, neminėsiu dabar vardą, bet aš kaip pasakysiu, turbūt žmogus supras. Net ir ne vieną iš tikrųjų, kur, žmogus, žiauriai protingas ir žiauriai gerai šneka ir tu sėdi parinėsi, kad, tu jautiesi toks kvailas šalia to žmogaus, nors tas žmogus niekada gyvenime neturėjo intencijos tavęs statyti į tokią poziciją, jam tiesiog yra įdomu ir faina ir jis kaifuoja ten nuo tų studijų, žinai, ir jis net nepagalvotų, kad jisai, žinai, blogai verčia tave jausis, o tu sėdi ir blogai jauties dėl to, kad o aš čia tiek stengiausi ir, žinai, aš čia skaičiau ir galbūt ten nemiegau ir kažką ir, man taip lengvai neišeina ir kaip čia dabar yra. Ir, žodžiu, tada buvo vis dėlto ir man tas klausimas, žodžiu, o gal man čia mest tas studijas, tipo, gal čia, aš esu mačius atveju, kur žmonės meta ir jie labai po to laimingi, pavyzdžiui, nes jie ten atranda save ir ten kažką tai ir kažkaip, žinai, galvoju, gal vis dėlto, ne ten aš kažkur esu. Bet tokiais momentais labai yra svarbu atsisėsti su savim, labai normaliai paklausti tiesiai savęs klausimų, kame yra reikalas, nes aš tada dar pasakyčiau galbūt leisti savo paklausti klausimų ir leisti savo juos atsakyti. Nes aš taip nedrąsiai, dėl to, kad šiaip aš žmogus, kur nežinau, kas ten tokio jau tikrai turėtų nutikti, kad aš vidury mokslų mesčiau studijas, nes, nežinau, tiesiog ne mano stilius. Bet iš esmės aš sau leidau pati savo užduoti tą klausimą, tarkim, aš metu studijas, vis tiek aš save įsivaizdavau kažkur tai universitetinėje aplinkoje, galvoju, tai ką aš tada eisiu mokytis vietoj to. Tiesiog, visiškai be jokio spaudimo, be jokio ten neapykanto savo, kad aš čia net galvoju apie tokį dalyką, žinai, ką tu eisi, ką tu studijuosi, žinai, kas patiktų labiau. Ir aš sėdžiu ir galvoju apie tuos visus kitus įmanomus, žinai, dalykus, kas galėtų būti, ką aš galėčiau, nežinau, gal komunikacija, gal ten kažką, aš net nesimenu, gal geografija, gal dar kažką. Ir aš sėdžiu, galvoju, bet, man tas neįdomu, tas atrodo ne mano, tas kažkaip, žinai, aš savo negalėjau atsakyti klausimą, ką aš geriau studijuočiau negu tą, ką aš jau dabar studijuoju, ir tada galvoju, tai reiškia, tai nėra taip, kad tau nepatinka, kur tu esi, tau tiesiog sunku. Ir viskas. Ir ar čia tikrai yra, priežastis, žinai, mest. Ir tikriausiai, kad ne. Ir įdaruoji. Bet kokiu atveju aš nebūčiau to darius, bet jau tas toksai išdrįsimas savęs paklausti, šiaip man visai naudingai atsiėjo vėliau gyvenime, prie ko prieisim dar. Žodžiu, einasi tas 3 kurso antra pusė labai sudėtinga buvo, baisiai, dėl to, kad, sakau, viena vertus karantinas, kurio aš visiškai psichologiškai nepernešiau, aš labai bijojau tuo metu, kad apskritai, kad čia nauja realybė ir mes amžinai taip gyvensim ir visokių ten tų abejonių ir, šiaip labai nerimastingas žmogus, tai aš, man sugalvot katastrofą kokią nors, tai čia 1-2. Tai slegia tokie dalykai, slegia tokia studijų tas klausimas, ar aš savo vietoje ar ne, tai netgi šiaip toks gyvenimo ratas apsisuko, kad Rūta Leiputė, kurią aš kalbinau kažkada ir su kuria galite paskaityti interviu apie jos darbą mokykloje, jinai tuo metu kreipėsi į mane ir jinai tuo metu užsiėmė kažkokiu tai projektėlių, kur kalbino istorijos studentus ir tie interviu turėjo patekti į jų krašto laikraščius, ta prasme, ką jie dabar mokosi, ką jie ten žada veikti ir panašiai, ir man siūlė irgi, ir aš sakau, žinok, aš visiškai krizėj dabar, aš nenoriu pasakot, kaip man yra faina, kaip man nefaina, ir jo, ir tas interviu taip ir neįvyko, dėl to, kad, tiesiog, sakau, nežinau, man reikia praeiti per šitą,
periodą kažkaip tais ir tiesiog ne ta nuotaika. Tai žodžiu, einasi tie mokslai šiaip ar taip kažkaip, sunkiau ar lengviau, revizija toliau eina, tai irgi ten buvo šakės, kai ateina gegužė ir tau reikia ten rašyti išvadas, bet tau reikia rašyti referatą ir aš ten pradėjau, ko iki tol labai nedariau, ten ir naktim sėdėti rašyti ir panašiai, ir buvo labai nefaina, kur ten sėdi per dieną, ten kažką tai bandai išstenėti studijų, tada ten vakare ten pasijungi ten į skambutį, šiaip ne taip su ten kolegom rašom tas išvadas ten iki 4 ryto ar panašiai, nes jau greitai reikės priduoti, tada ten porą valandų pamiegi, tada 8 valandą vėl yra kažkokia ten paskaita ar 9 ir ten jau aš ten jau biškiu pergyvenau, kad jau aš ten ir jaučiuosi kažkaip keistai, ir nes aš nebuvau pratus, šiaip aš nelabai buvau ta studentė, kuri ten per naktis darytų dalykus. Tai jo, bet šiaip apie tą poilsį ir miegą kalbant, tai aš nelabai gebėjau kažkaip paimti ir tiesiog pailsėti dėl to, kad, arba tu, sakau, bandai ten iš savęs išgręžti kažką tai, arba tu ilsiesi, bet tu nesilsi dėl to, kad tu tiesiog sėdi ir galvoji apie visus tos darbus, kuriuos dabar turėčiau padaryti, bet nedarau. Tai čia irgi yra universali patirtis ir jeigu kažkas tai ten labai parinatės dėl to, kad aš čia negebu pailsėti, nes aš pastoviai ten galvoju apie darbus, tai jo, čia dažna, čia daugam. Tai, žodžiu, jo, ir kursinį reikėjo rašyti tada jau, 3 kursas, ane, ir aš tą kursinį labai nenorėjau jo nukelti rudeniui, dėl to, kad, nežinau, tie, kas ten žinot ar nežinot, jeigu nepasikeitė dalykai studijose, tai būdavo ten galima, kad padaryti, kad, nežinau, ten kažkokį prašymą pateikė ar kažką, kad ten, žodžiu, kad, vos ne kaip perlaikymas gaunasi, kad tu priduodi tą savo darbą rugsėjai. Bet aš labai nenorėjau to, nes aš labai kažkaip, nežinau, aš nenorėjau imti akademinių, aš nenorėjau nusikelinėti deadline'ų, aš nenorėjau, aš labai buvau tokia, kad man reikia padaryti dabar, dėl to, kad jeigu ne, tai aš vos net savęs negerbsiu ar kažkas tai tokio. Tai ir tai taisyklė aš likau visai tokia ištikima. Jo, tai tą kursinį aš ten šiaip netaip parašiau, jisai gavosi, man rodos, neblogas, aišku, dabar jeigu paskaityčiau, tai aš įsivaizduoju, kad ir man ten atrodytų kaip visiškai ten nieko vertas tas darbas, nes irgi gan universali patirtis, kad, žodžiu, atrodo ten kažkaip parašai ir net jeigu ir atrodė gerai, tai jau po to paskaitai, kad nieko ten gero. Čia toks jau kūrybos žmonių turbūt dalykas visą laiką, lygiai taip pat, kaip aš klausysiu šito podcast'o ir dabar man atrodo, kad man visai neblogai sekasi, bet turbūt aš negalėsiu savęs klausytis, kas ten žino. Bet, žodžiu, jo, parašiau aš tą darbą ir aišku, tęsiant temą, aš su tokių normalių atostogų neturiu, dėl to, kad tą vasarą aš nuėjau dirbti vėl į kitą vietą, bet tik tais vasarai, bet, žodžiu, ten viešbutyje dirbau po ten savaitę ten dirbė, žodžiu, po 12 valandų per dieną, tada savaitę turi laisvą. Žodžiu, nestabdom toliau, varom toliau. Prasideda 4 kursas. Ir tiesa, aš 3 kurse turėjau savo vienintelį, aš labai didžiuojuosi to faktu, kad aš per karantiną, aš vis tiek sąžiningai laikiau egzaminus. Aš ten nesinaudojau visais tais karantino, žodžiu, teikiamais malonumais nusižiūrinėti ir nusirašinėti. Aš buvau labai sąžininga pati prieš save, nes sakau, man labai toksai ką tokio, nežinau, kažkokias turėjau taisyklę savo, tipo, ką padarius, aš labai negerbsiu savęs. Ir, žodžiu, tų pasekoje aš per karantiną turėjau vieną egzaminą, kurio neišlaikiau. Tai dėl to savo sąžiningumo didelio, tai 4 kursas prasideda, aš turiu vieną koliokviumą perlaikyti. Ir jau tada 4 kurse aš jau paleidau vadžias ant to didelio noro viską veikti, dėl to, kad, jau tiek metų praėjau, aš nebelabai pajėgiu, tai aš jau atsisveikinau su VUSA. Tuo metu aš tik per 4 kursą vis tiek užsiimdavau nebent dalykais, kurie man ten buvo įdomus. Pavyzdžiui, buvau padarius vieną renginį, kur aš pakalbinau doktorantus kelis. Būtent ta tema, kuri man tuo metu buvo opi, tai apie tą pasirinkimą, kaip jie pasirinko, kad, tarkim, likti magistrantūrą ir eiti toliau doktorantūrą, kaip tą pasirinkimą padaryti. Ir šiaip ta idėja kilo ir iš tokių asmeninių išgyvenimų ir iš kitos pusės, kadangi kai kalbėjau apie tą studijų krizę 3 kursą, tai aš tuo metu pagalvojau, kad mes visą laiką, bent jau VAU istorijos fakultete, mes labai kalbam apie tai, kad mes esam labai bendruomenė, ne, ir galvojau, okei, tai
pabūkim bendruomenė ir tada, kai yra sunku. Ir aš ne tik su savo ten kažkokiais kursiokais kalbėjausi apie tuos išgyvenimus, bet ir kreipiausi į vieną doktorantę, kur tiesiog pasakiau, mes labiau taip bendravom ir aš tada pradėjau rašyti ir sakau, aš jaučiuosi taip ir taip, aš jaučiuosi kvaila, aš jaučiuosi, kad tai man ne vieta, man sunku ir visa kita. Ir jinai man pradėjo irgi sakyti, kad žiūrėk, čia ne tau vienai taip yra ir aš ten kažkada studijuojant, man irgi buvo panašių minčių ir viskas su tuo yra okei ir tiesiog daryk savo dalyką ir taip toliau. Ir man buvo labai tas svarbu, kad kaip ir dabar, lygiai tas pas ką aš darau dabar, ar ne, tas pasikalbėjimas apie tai, kad, ir man buvo kažkaip panašiai, ir man buvo sunku ir taip toliau, tai labai padeda. Ir aš buvau padarius vieną 4. kurse renginį, kur irgi buvo tas toksai pasidalinimas patirčių. Tai nebent tokius dalykus darydavau, bet aš labiau jau tada atgrėžiau galvą į mokslus. Sakykim taip, nors skamba taip, lyg aš ten anksčiau nieko ten neidavau paskaitų, aš šiaip nebuvau paskaitų praleidinėtoja, sakau, ten buvo žiauru, aš ir visas paskaitas nueidavau, ir visus seminarus, ir dar krūvą dalykų veikiau, aš nežinau, kaip aš gyva likau iš tikrųjų, jeigu tai pasiekiant šiek tiek, bet jo, tai 4. kursas ateina bakalauro rašymas, oho, tai žodžiu, bakalauro, tai aš rašiau apie, ką aš rašiau? Aš rašiau apie svetimšalių. Ar aš pamiršau savo temą? Aš rašiau apie svetimšalius pirklius LDK 16 amžiui. Žodžiu, mano kursinio tema, tai ten buvo biškai tokia, ten svetimšaliai, kursinio tema, tai aš gal ir pamiršau. Kažkas tipo, ten buvo gal Vilnius ten svetimšalių akimis, ar ne, čia, oho, prieš 1,5 metų magistrantūrą baigiau, viskas, aš nebeatsimenu, ką aš kursinio rašiau. Viskas. Tai žodžiu, bet kažkokia panaši tema, bet bakalauras jau buvo šitas, reišku, tada jau tas naujasis baubas, žinai, kaip čia tas bakalauras pasirašys. Rašėsi jisai sunkiai, ne taip sunkiai, kaip kažkada buvo momentas, kur, nežinau, buvo, kad viena tuo, gal tada 1. kurse ar kažkas, tai kažkaip užkalbino ir manęs klausė, o čia labai sunku tą bakalaurą parašyti, o labai daug neapsigina, žinai, visą kitą. Šiaip apsigina beveik visi, nežinau, ten jau kažką labai jau ten reikia supjaut, kad neišlaikytum, arba ten, nežinau, jeigu pagauna, kad plagijuota ar kažkas, tai kas irgi labai daug žmonių labai pergyvena, ypač tie, kurie sąžiningai parašė, labiausiai pergyvena, kad pas juos bus plagiatas. Ne, žinokit, tie, kurie plagijuoja, pas juos yra plagiatas, pas juos viskas bus gerai. Tai šitas... Jo, tai prisimenu tą tokią baimę, žinai, akise, kad taip, o kaip čia, o ką čia. Ir mum, aišku, žinai, viskas yra baisu iki tol, kol ateina. Tada tu pamatai, ne tą kažkokį baubą, kurį tu įsivaizdavai savo galvoje, kaip yra iš tikrųjų. Bet iš tikrųjų tai yra iššūkis, aš tikrai nebuvau tas žmogus, kuris rašė ten bakalaurą paskutinės 2 savaitės. Aš ten rinkausi tą literatūrą ir prisiminkim taip, kad aš nemėgstu skaityti, tai aišku turėjo būti labai labai faina, smagu, ar ne, tam ruoštis. Ir po to kokį mėnesį ar 1,5 iki pridavimo, tai jau ten buvo tiesiog visiškai tokia, kaip aš sakiau, toks kariškas parengimas, žinai, atsikeli, pavalgai, eini į Amkicą, sėdi tenais, rašai visą dieną, grįžti, pavalgai ten, žodžiu, pietus pavalgai, toliau rašai, grįžti, pamiegi, vėl atsikeli, vėl pavalgai, vėl eini rašyti, tai nežinau, ten mėnesį ten stogas beveik važiavo. Bet buvo įdomu tas, kad, vėlgi, tai yra tas laikotarpis jau toks lūžinis, kur jau tada kyla klausimai, tai ką dabar daryti? Bakalauros toj baigsis, žinai, ir aš kažkokiu tai išganingų idėjų, kad ką aš čia dabar dirbsiu tokio, tai jos kaip ir neatėjo vis tiek, nors aš labai daug už save bandžiau, aš jau mačiau, kas man tinka, nepatinka, žinai, bet, vis tiek, ten kažkokio tai konkretaus dalyko galvoj nebuvo. Ir daug kas tuo metu kalbėjo, ir galbūt irgi toksai patarimas žmonėm, kurie galbūt nežino, ką daryti, tai yra, palauk to bakalauro rašymo, nes jisai daug ką parodo iš tikrųjų. Ar reikia tavo eiti toliau ar ne. Lygiai taip pat po to bus ir su magistriniu, kaip prieisiu. Bakalauro rašymo metu aš supratau, kad sunku ir šiaip, toks, irgi toks, nežinau, kaip čia įvardinti tiksliai. Kad bakalauras, galbūt, nėra vis dėlto tiesiog didelis referatas. Ten kažkaip jau tada, kai su vadovu jau ten komunikuoja ir visa kita, labai reikia turbūt, ko aš galbūt nepadariau tuo metu, tai labai išsiaiškinti lūkesčius, kur tu galvoji, kad, aš čia parašysiu kaip visada ir tada viskas, žinai, ten blogai ir mažai ir per nelik ten kažkaip tais paprastai ir ten kažką tai, nors ne tai, kad per nelik paprastai, bet
galbūt reikėtų išsiaiškinti su vadovu, kaip jis įsivaizduoja, kokios apimties tas darbas turi būti. Ta prasme, ne lapais, bet kur atrodo, kad, aš paskaitysiu keletą knygų ir viskas, ir tada tau atsiunčia 50 knygų sąrašą, žinai, kur tu toks, tai čia šitiek reikia. Nors irgi labai priklauso nuo vadovo ir labai jie skirtingai, vieni labai kišasi, kiti visai nesikiša ir visi, vieniem yra gerai, kaip jų vadovas daro, kitiem labai blogai, žodžiu, čia jau reikia patirti pačiam, bet, žodžiu, nieks bakalaurą rašydamas nenumirė, tiek aš tikrai galiu pasakyti, aš tikiuosi, ta prasme, aš nežinau tokių atvejų, bet jo, tas laikas atėjo ir man rašyti, aš savo temos pati nesugalvojau, man ją pasiūlė vadovas ir man jinai tiko ir jo, aš pradėjau daryti, bet aš, kadangi, kaip ir sakiau, nerimastingas žmogus, tai aš labai ieškojau ir paramos įvairiausiai, kas mane palaikytų, kad tas laikotarpis man lengviau praeitų, nes ten visko būdavo, ta prasme, sėdi ir ten jau antiek nerimauji ir antiek permastai, kad tiesiog grįžti namo ir guliesi į lovą dėl to, kad tiesiog tiek emociškai pats save išvargini, kad net nebegalėjau skaityti ir rašyti ir nei nieko daryti. Ir kažkaip tais po to vėliau galbūt magistro laiku aš kažkaip dariau kažkokį kitą renginį, kur kalbėjau apie psichologinę sveikatą ir kažkaip tais tą tokį, kaip savęs neperspausti ir kaip, dabar aš net neatsiminsiu, ką aš tik sakiau. Man atrodo, kad gal Vusaif, kur nors Facebook'e gali būti dar įrašas to renginio. Ir žodžiu, yra toks labai įdomus dalykas, kad iš esmės aš suprantu vadovus, kurie ta prasme, nenori tavęs glostyti ir jie nori tave paspausti, kad tu geriau padarytum ir yra tas sunkumas studentui, kad, blemba kažkaip tais, sunku, nežinau, kaip kitaip pasakyti, bet turbūt svarbu yra suprasti vieną dalyką, kurį aš tada rašant supratau, kad, nebus taip, kad vadovas tau staiga pasakys, kad viskas, čia yra gerai, taškas, čia yra visiškai užbaigtas darbas ir tu jį gali kelti iki paskutinės minutės kažką ras. Ir aš esu kalbėjus su pačiais dėstytojais, kad tiesiog, čia yra čia nėra iš blogos valios, tau visą laiką kabinėsis tiek, kiek įmanoma, ne dėl to, kad ten nori tave žinai, sugniuždyti kažkaip tai, bet tiesiog, kad, su mintim, kad kuo daugiau aš kabinėsiuos dabar, tuo mažiau prie tavęs kabinėsis per gynimus, vienas dalykas. O kitas, kad, tobulybė ribų nėra ir galiausiai mes patys kažkaip jau apsispręsdavom, kad, jau ypač kai jau galas to rašymo būdavo ir jau visi ten pervargė ir ten gauni dar pastabų ir sakai, ne, jau aš nebetaisysiu šito ir šito, nes jau man vienodai. Tai tai galbūt buvo toks jau lūkestis kažkada, gal nebuvo, bet yra tas toks, kad, kodėl man nepasako, kad yra gerai, tiesiog čia toks darbo metodas. Tiesiog susitaikykit su to, kad ten ir dieną prieš tau gali pasakyti, kad dar ten yra kažkas negerai, bet jeigu nepataisysit iki galo kiekvienos smulkmenos, tai nereiškia, kad jūs neapsiginsit darbo, nes viskas normaliai. Tai aišku, man ir tada vadovas kažkaip sakė, kad žiūrėkit, ta prasme, tiek nesinervinkit, žiūrėkit, taip paprasčiau. Aišku, tuo metu man taip netrodė, dėl to, kad, ta prasme, man čia bakalauras, man čia reikia studijas baigti ir aš neįsivaizduoju, ko čia iš manęs nori ir nežinau, tokio, dabar tai gal aš irgi gal ir kitaip pasižiūrėčiau, bet aišku, labai yra visi protingi žiūrėti retrospektyvai, kaip čia aš būčiau daręs ir dabar aš toks protingas ir ten visa kita, bet žodžiu, aš čia daug balbatuoju apie nieką, man atrodo, bet esmė tame, kad jeigu yra ketvirto kursų, kurie klausosi dabar, pavyzdžiui, tai irgi apie tai, kad tiesiog, nežinau, susiraskit savo kažkokį tai paramos ratą, supraskit, kad tai tiesiog sunku ir taip turi būti iš esmės, dėl to, kad iš jūsų bando išspausti geriausia, kiek jūs galite, o spausti yra skausminga šiuo atveju ir, nežinau, irgi prisiminsiu tą patį Rūtos interviu, kur kalbėjom, eikit paskaityti, jeigu neskaitėt, labai geras, žodžiu, kaip ir visi kiti, aišku, kur jinai kažkaip įdomiai pasakė, kad smegenys šiaip nenori daug dirbti ir mokymasis nėra malonus procesas. Ir tiesiog galbūt supratus tokius dalykus kažkaip irgi lengviau pasidaro, nes tada tiek nesiparini, kodėl man taip sunku ir kodėl čia viskas šūdina. Nes taip yra, žodžiu. Tai kažkaip tikiuosi, kad
nesuvėliau minčių labai ir šiaip sunku prisiminti jau tą laiką, nes jau kažkaip atrodo labai atsiribojęs esi. Labai atmintis įdomus dalykas, labai selektyviai veikia kažkaip, ką nori atsimena, ko nenori neatsimena. Tai irgi galbūt, jeigu mes čia teleportuotume ten 4 kursą mane, tai geriau papasakotų, kokie ten tie išgyvenimai buvo ir panašiai, bet, darau, ką galiu. Tai vat, tai tas 4 kursas atėjo ir prie to paties aš sprendžiu dilemą, ką man daryti toliau. Ar likti studijose ar ne. Tai kaip ir sakiau, vienas dalykas, kad bakalauras daug ką parodo, tai yra tai, kad vis dėlto sėdint, šiaip buvo faina, kad mes tuo metu daug kas gyvenom barake ir iš mano draugų ir mes eidavom kartu rašyti visi ir, iš tikrųjų, neplepėdavom, bet mes ten sėdėdavom, rašydavom ir pertraukėlės darydavomės kartu ir visą kitą. Jau kas nors išvengė, kad pertraukėlę tai parūkyt, aš nerūkiau, bet aš stovėdavau kartu su jais, nes šiaip aš nemoku pertraukėlių darytis apskritai, žmonės visai išmokino mane tuo metu bent jau pertraukas darytis, tai buvo gerai ir buvo visai smagu ir kažkaip mes iš tikrųjų yra lengviau tuos sunkumus pakelti, kai, esi su kažkuo šalia, žinai, ir tas buvo faina ir aš kažkaip pastebėjau, kai aš rašiau tą savo darbą, kad man sunku ir mane užkniso ir visą kitą, bet man buvo įdomu ir aš pradėjau galvoti apie tai, kad, blemba, aš tiek darbo įdėjau, žinai, ir tai būtų liūdna, jeigu aš tiesiog paimčiau ir, žinai, palikčiau, tiesiog išeinu ir šitas visas mano darbas, jis niekur daugiau nenueis, žinai. Tokios mintis pradėjo kilti, pavyzdžiui. Arba kitas dalykas, šiaip toks įdomus epizodas, kur ten, nepasakyčiau, kad jau ten pačiam pabaigoje mokslo metų, bet buvo iš tikrųjų kažkur ten tam antram pusmetį 4 kurso, aš kažkaip kreipiausi į vieną dėstytoją. Irgi nesakysiu pavardės, nežinau, ar žmonės nori būti minimi apskritai, nors ir geram kontekste, bet kreipiausi į vieną dėstytoją ir sakau, žiūrėkit, man krizė, aš nežinau, ką man daryti, man eiti tą magistrantūrą, neiti, nežinau, tiesiog man atrodė tuo metu, kad aš galiu pasišnekėti su šitu žmogum tokiu klausimu. Ir aš net nelabai atsimenu, ką mes kalbėjom tuo metu, bet man kas labiausiai įsiminė, kad aš jam parašiau laišką, jisai man atrašo, kad sako, man šiaip reikėtų dabar dirbti ties savo knygą, bet aš tingiu, tai varom, išgersim kavos ir pasišnekėsim apie tavo šitą visą situaciją. Ir mes iš tikrųjų nuėjom ir sakau, ką mes ten kalbėjom, ten kažką tai lyg ir atsimenu, bet man taip įstrigo tas jo, kad, man reikia šiaip dirbti, bet aš tingiu, tai einam, ir aš galvoju, man buvo toksai, wow, man tas žmogus atrodo toksai žiauriai pasinėręs į savo dalyką, kad jam žiauriai patinka tai, ką jis tyria ir kad jis tuo gyvena. Ir jis man sako, kad jis tingi dirbti. Ir man čia buvo, wow, tu irgi tingi dirbti, bet ne iš tos pusės, kad, mes visi žmonės ir visa kita, bet tai, kad, net ir tas žmogus, kuris yra visiškai galbūt atradęs save, aišku, aš čia galbūt labai jau galvoju už tą žmogų, galbūt irgi ten, aš negaliu pasakyti, kas yra kito žmogaus galvoj, bet man bent jau tuo metu taip atrodė, kad paprasčiausiai žmogus, kuris yra visiškai atsidavęs savo veiklai, jis irgi tingi ir jam irgi yra sunku. Ir aš tada berašydama bakalaurą pagalvojau savo tokią mintį, kur šiaip visai gera mintis ir dabar dar ją vadovaujuosi, kad tas atradimas savo kelio, jisai nėra apie tai, kad tu atrasi kažką, kas tau yra labai lengva. Tai yra apie tai, kad tu atrasi kažką, ką tu labai nori daryti, nepaisant to, kad tau yra sunku. Ir aš po to sėdžiu, rašau tą bakalaurą ir galvoju, man sunku, bet man faina iš tikrųjų. Ir buvo panaši mintis, kai dar, kai minėjau, kai revizijoje buvau, 3 kurse ir ten, žinai, bemiegės naktis ir panašiai. Ir aš kažkaip vienu metu savo irgi uždaviau klausimą, galvoju, man dabar žiauriai sunku. Bet bet ar aš to nedaryčiau? Aš kaip ir jaučiuosi, kad, tai verta, ką aš darau ir, galiausiai visą tai atsiperka ir kad yra gerai. Ir tada man kilo ta mintis, kad nepaisant to, kad yra sunku, gali vis tiek patikti ir tai būtent yra tas, nežinau, ta galbūt teisybė apie tą atrastą, nežinau, pašaukimą. Galbūt ir ne, galbūt kažkas, kas sėdi dabar klausotės, galite man paprieštarauti. Bet, tai va. Tai žodžiu, tada aš pagalvojau, kad vis dėlto man yra įdomu, nors man ir yra sunku ir, gal vis dėlto kažkaip tais
likim ir bandykim. Aš aišku tuo metu dar irgi ten pievinę visiškai mintį turėjau, kad magistrantūrai gal labai sunku ir man vis dar sukasi ta mintis, galvoju, kad aš galbūt vis dar per kvaila visam šitam, nors aš ir bakalauro gavau 10, bet aš vis dar aišku per kvaila dėl to, kad yra čia kažkoks toks, čia ne vien man tas buvo ir galbūt irgi yra kažkam, kas to klausosi. Nu, atrodo gerai mokaisi, gauni gerus pažymius, bet vis tiek jautiesi kaip debilas. Nu, nežinau, nu, kažkas tokio yra, galbūt tas, kad, nežinau, pasižiūri į savo dėstytojus ir galvoja, jis toks protingas, o aš nieko, žinai, ir kažkas gal iš to kyla, ar kažkaip ir, nu, šiaip galbūt tam moksliniam darbe labai tokio mes siekiam vis tobuliau padaryti ir kuo įmanoma geriau ir tos, žinai, tobulybės negali pasiekti ir galbūt pagal tai, gal dėl to ir mes kažkokius tai savo lūkesčius įstatom didelius, sakau, lyginantys su kažkuo. Šiaip buvo įdomu, kai kartais pasitaikydavo, čia nieko nenoriu stumt, iš karto sakau, bet būdavo, kai, pavyzdžiui, būdavo paskaitos, kurias veda doktorantai ir tu pamatai, kad vis dėlto egzistuoja kažkoks tai vidurinis laiptelis tarp tavęs ir dėstytojo, o toks žmogus, kuris yra protingesnis už tave, bet, nu, dar net taip baisiai kaip dėstytojas, pavyzdžiui, ir kad tu supranti, kad iki to, nežinau, savo to idealo kažkokio, tai kad iki jo yra ateinama po biškį ir kad tu, jeigu tu dabar nesi tokiam, nežinau, ten protiniam lygiai, kaip ten tavo ten profesorius kažkoks tai dėstytojas, kuris, nu, yra profesorius dėl to, kad, nu, jis daug metų įdėjo tą darbą, tai, nu, žinai, tai nereiškia, kad ir tu to negali pasiekti ir kažkaip, tai, nu, nežinau, čia skamba kaip galbūt kvailai visiškai, bet, nežinau, buvo ir tokias mintis. Nu ir žodžiu, aš aišku jau labai ilgai kalbu, tai reikėtų turbūt jau greičiau. Ateina magistrantūra ir, kaip ir sakiau, baubas visą laiką atrodo mažesnis, kai jis pagaliau ateina. Atėjo tos studijos ir jos šiaip man atrodė gan panašaus lygio, galbūt galiu sakyti, bakalauro, nieko ten, nu nebuvo, kad ten gyvenimas apsivertė aukštyn kojom ir ten kažkas. Ir, žodžiu, tada, kai, čia dar reikia prisiminti, kad nuo kažkur tai nuo 4 kurso ten vidurio iki 1 kurso magistro vidurio aš dirbau vėl knygyne pusę etato, bet čia toks, nesakyčiau, kad man ten baisiai trukdytas gyventi. Ir kažkaip aš įsivažiavau tas naujas studijas, man visai patiko, viskas buvo faina. Antram semestre aš išvažiavau į Erasmusą, ko aš šiaip, nežinau, irgi vėl buvo tas momentas, kur tipo leiskim savo pasvajoti, dėl to, kad, nu šiaip tai aš buvau tokia, nu tikrai aš nevažiuosiu, dėl to, kad man baisu ir ten mano mama pergyvens ir ten dar kažkas, tai žinai, ir, nu, aš tikrai nevažiuosiu. Bet aš savo leisdavau pasvajoti ir tas vienas leidimas, antras, ten trečias, kažkaip aš pradėjau galvoti, kad aš kažkaip labai dažnai užeinu į tą Erasmuso puslapį, pasižiūrėti, kokios ten tos galimybės, kur važiuoti. Aš savo per bakalauro neleidau ir galvoju, kad galbūt tai visai yra geras momentas ištaikyti, nu, išvažiuoti vis dėlto kažkur tai, bet kadangi aš bijau važiuoti toli, tai išvažiavau tik į Lenkiją, išvažiavau į Gdanską ir tai buvo turbūt mano pirmas atostogos normalios, dėl to, kad nors ir mokiausi, aišku, ten tie mokslai buvo gan tokie paprastučiai, aišku, labai priklauso nuo modulio, nes kai kur ten beveik nieko neveikėm, kai kur buvo labai rimta, ten seminarai, vienu žodžiu, atsiskaitimų daug ir visa kita. Ir būdavo, kad ten su draugais kažkur ten sėdi į traukinį, važiuoji ten kažkur tai pramogauti savaitgalį, bet sėdi traukinį ir skaitai konspektus dėl to, kad tau ten pirmadienį kažkas tai bus, žinai, ir panašiai. Tai va, bet šiaip čia jau buvo panašiau į tokį, kur jau aš turiu laisvo laiko ir aš galiu kažką tai paveikti kito ir negraužti savęs pastoviai dėl to, kad aš ten nedarau 100 milijonų dalykų ir aš ten draugų susiradau ir buvo labai faina ir mes ten keliaudavom kažkur tai ir, nežinau, galbūt irgi Erasmuso patirtis yra labai skirtinga visų. Aš, pavyzdžiui, labai bijojau, kad, nu, į Erasmusą visi varo ten, nežinau, gerti ir tūsinti ir, nu, tipo, ką aš ten veiksiu. Bet irgi, jeigu yra žmonių, kurie pergyvena dėl to, tai labai galima susirasti savo žmonių įvairiausių. Dėl to, kad lygiai taip pat ten aš mačiau ir nuo tų pačių tusovčikų, kurie ten tikrai atvarė tik tais gerti ir mes susirinkom hebra, kuriem buvo įdomu eiti vaikščioti kažkur tai ir ten keliauti ir mes po klubus, nežinau, kaip kurie ten, kai kurie gal dažniau nueidavo, kai kurie mes ten buvom visai negerintis, vienu žodžiu, iš ten iš kelių šalių susibūrėm į tokią vieną šaiką ir buvo labai faina ir, nežinau, aš tą Erasmusą apturėjau tokį, kokį aš norėjau ir kažkaip man buvo toksai atsikvėpimas, kad, wow, žinai, taip aš kažkaip, nežinau, atrodo gyvesnė pasidariau, ta prasme, nu, taip, jeigu taip galima išsireikšti. Ir po pusmečio aš grįžtu ir jau lieka tas 2 metai magistrantūros
Ir kažkaip aš jau grįžtu su tokiu sunkumu, kad, blemba, aš tokį kaip ir atrodo gyvenimą gyvenau, o dabar aš vėl kišu čia galvą ir man kažkaip vėl sunku. Ir mano šiaip tie 2 metai magistrantūros visai tokie buvo moksliškai gan tokie vaisingi, sakyčiau, dėl to, kad buvo ir seminare sudalyvavau ten su pranešimu ir konferencijoje ten tarptautiniai, ten buvo seminaras ar konferencija, dabar neatsimenu, bet buvo, kur aš jau aš buvau su ta mintim, kad aš, stosiu į doktorantūrą ir man kaip ir dėstytojas pasiūlė, sudalyvauju čia, žinai. Ir aš čia kaip ir dalyvauju ir kaip ir su tokiu nusiteikimu, kad aš stosiu į doktorantūrą. Bet tada ateina jau ten, nežinau, gal tam ir 1 pusmetį, o gal ir 2. Nežinau, tas sunkumas, aš nežinau, ar jis yra susikaupęs nuo tų perdegimo metų ilgų, ar vis dėlto parėjo tas kažkoks supratimas apie tą savo nemėgimą skaityti ir kad galbūt ten tai, kad man yra truputį neįdomu, ką aš darau, kažkaip pasivijo mane vėl dėl to, kad, kaip aš sakiau, bakalauro, pavyzdžiui, laiku, tai aš galvojau, wow, čia man kaip ir įdomi mano tema. Aš tiesiog temą tą pačią toliau magistrui ir galvoju, man gal ir nėra labai įdomu dėl to, kad aš sėdžiu, tarkim, bibliotekoje šalia savo kursiokės ir jinai man sako, žiūrėk, aš perskaičiau šitą dalyką ir man tai faina. Ir aš galvoju, man vapšiai ne faina. Aš labai sunkus man buvo tas 2 pusmetis, ta pabaiga studijų dar ir dėl to, kad bent jau tuo metu, kai studijavau, galbūt ir dabar taip yra, tas paskutinis semestras yra tik magistro rašymai. Neturi paskaitų, neturi praktikos jokios. Šiaip praktika aš dariau ta, kuri buvo magistro 2 kurse. Tai, aš rašiau straipsnius apie mūsų dėstytojų išleistas knygas. Tos straipsnius galima rasti LRT, vienu žodžiu, kažkur. Ir tai čia buvo toks irgi įdomus dalykas, kad buvo tam tikras mano toksai mokymasis imti interviu ir, ir publikuoti ir panašiai. Ir dabar, vėl toks apsisuko ratas, dabar aš darau tą, ką darau ir užsiimu tai savo kitais interviu. Šiaip interviu ir kitų esu ėmus. Yra, jeigu nuėtumėte į VUS.lt, ten prie istorijos fakulteto IVDI, ten rastumėte irgi apie istorikų dienas, tenais visokių ten paimtų interviu iš anksčiau baigusių žmonių, ten kaip tas IVDIS atrodė. Anksčiau, tai irgi, jeigu jums įdomu, galite pasižiūrėti, pasiskaityti, tai irgi toks mano pomėgis truputėlį, tęsiasi toliau. Tai čia toks lyrinis nukreipimas buvo. Ir man buvo sunku, kad ne tai, kad nieko nevyksta, bet kažkaip aš man pasidarė baisiai vieniša. Nesakau, kad istoriko darbas būtinai toks turi būti, bet tiesiog man taip susidėjo, kad, aš arba kažkur tai ten kaime namuose, arba aš ten bendrabutį ir aš kažkaip einu savo pati ir darau tą tyrimą ir kažkaip ir man skaityti neįdomu ir iki tokio laipsnio, kad aš net ryte iš lovos nenoriu keltis ir jau man jau taip, žinai, ir aš viena pastoviai ir man trūksta to kažkokio, aš prisimenu tuos laikus, kai aš ten jau kažkokius renginius daryti ar kažką ir man liūdna. Ir tai buvo momentas, kur aš, kaip sakiau anksčiau, man pradėjo lysti į galvą toksai, kad vėlgi reikėjo leisti sau paklausti savęs klausimo, kur, žinai, visi aplinkui kaip ir ten, nežinau, ten kursiokai ar kažkas ten daug metų ten juokaudavo, kad, tu tai tikrai stosi, žinai, ten ar kažką ir ten kaip ir dėstai, žinai, į tą pusę ten kažką tai. Ir sau leisti paklausti klausimą, kad blemba, o gal aš nenoriu vis dėlto, žinai, ir ką tada su tuo daryti, nes, čia, tipo, kaip ir negerai, kad aš nenoriu, dėl to, kad, čia žmonės nori, kad aš norėčiau ir kažkaip, nežinau, bet man bloga labai ir ką man dabar daryti. Ir man labai yra per gyvenimą buvo sunku daryti tokius sprendimus, kur, gal kažkam nepatinka, bet, man labai reikia. Ir vienas tų sprendimų kažkada buvo stoti į istoriją, iš tikrųjų, kur aš supratau, kad, kažkam gal nepatinka, bet, man reikia taip. Ir apsisuko taip, kad ir tas sprendimas išeiti buvo, irgi panašių principų priimtas, kad, nepatinka gal žmonėm, bet aš kažkaip prisimenu savo draugiam, ten taip nedrąsiai pasakiau, ir ne, ką tu čia šnekėti, pastosis ir viską, žinai. Ir aš tokia sakau, aš nežinau, tikrai, ir aš taip pagalvodavau apie tą dalyką, ir žiauriai reikia jausti savo smegenis ir savo kūną. Tu savo pasakai, kažkaip, o gal aš nestosiu, ir tu jau kaip tau ten, nežinau, kažkokia tai varžtai atlaisvėja tiesiog smegeniniai, kad
aš gal noriu veikti kažką tai kito, žinai. Ir tiesiog aš po biškį pradėjau apie tai galvot, kad gal vis dėlto kažkaip tai ne, ir kad tada jau kažkaip ir pradėjo lengviau tas darbas gal rašytis, nes jau tada jau pradedi galvot, kad čia nėra vienas dar laiptelis į daug laiptelių panašios būsenos, kuri tęsis daug metų, žinai, ten ar panašiai. Gal nebūtų tai buvę, bet pamažu priejau tokio sprendimo ir kažkaip palyginu savo kartais tos sprendimus, žinai, likti po bakalauro ir nebelikti po magistro. Tai bakalauro metu aš kažkaip galvojau, kad aš norėčiau, bet aš jaučiuosi, kad man nepavyks, kad aš per kvaila, kad ten kažkas tai. O tas jau po magistro tai buvo kaip tik atblai, kad aš turbūt galėčiau, bet aš nenoriu. Ir kažkaip ir tuo metu aš dar galvojau, kad aš gal tiesiog pasidarysiu gal metų pertrauką ar kažką, tai ir aš tiesiog, vėlgi, pajausiu tiesiog realybėje, kaip aš jaučiuosi išėjus. Ir aš išėjau ir viskas. Ir dabar jau praėjo 2 metų tikriausiai ir aš kažkaip neturiu minčių grįžti. Ne dėl to, kad aš nenoriu, kad tai skambėtų taip, lyg man, nežinau, man tos studijos suėdė gyvenimą ir aš čia dabar negaliu net tai pasižiūrėti. Aš manau, kad visa tai, ką aš pasakojau, iš tikrųjų, kad tas susidėjęs, ten stresas ir visokie gyvenimo išgyvenimai ir viskas tikriausiai susidėjo, galbūt, nežinau, jeigu aš būčiau visą savo gyvenimą ir laiką pašventusi vien tik tais istorijai, gal aš ten būčiau ten nuo to žiauriai laiminga ir man būtų labai reikėję ir aš dabar ten sėdėčiau toj savo doktorantūrą laiminga ir panašiai. Bet faktas yra tas, kad mano tas bandymas daryti daug dalykų vienu metu, jis man vis dėlto parodė, kur aš noriu būti, dėl to, kad yra daug lengviau apsispręsti, ko tau reikia, kai tu tuos dalykus pabandai. Tu žinai tada iš tikrųjų, kas tau tinka ir kas tau nepatinka. Ir tai aš priėmiau tą sprendimą, kad vis dėlto gal ne. Ir aš pradėjau gan atvirai su savim kalbėti, kad, man truputį, vis dėlto neįdomu. Ir ne dėl to, kad man turi būti labai įdomu, man neįdomu tiek, kiek man nėra įdomu tiek, kiek aš galvoju, kad turi. Tiesiog, aš noriu kažko tai kito. Ir man buvo daug fainiau, kai visos tos veiklos, kuriuose aš ten lakstydavau ir, nežinau, su kažkuo bendraudavau ir panašiai, o ne tai, ką dabar darau. Nors istoriją aš vis tiek labai myliu ir aš manau, ta prasme, sakau, nededu ten kažkokio tai kryžiaus, visą laiką visiems sakiau, kad, ta prasme, negali žinoti, gal ten po kokių 2-3 metų mes žvengsim iš viso šito podcast'o, dėl to, kad aš sėdėsiu ir ten rašysiu savo disertaciją galbūt vieną dieną. Tai taip gali būti iš tikrųjų. Bet mano visa mintis yra ta, kad tas klausimas, žinai, o tai ką tu dirbsi, ne? Reikia išsiaiškinti, ką tu nori daryti. O tas, ką tu nori daryti, tai jis yra per darymą, per bandymą, per padarymą kažko, kas tau galbūt nepatiko ir kažko, kas labiau patiko ir tiesiog, taip, galbūt tikrai ne tokiu būdu, kaip aš dariau, kur, žinai, vietoj poilsio tiesiog savo įkiši daugiau darbo dėl to, kad tiesiog, nežinai, paniškai kažko bijai, kad jeigu nesusirinksi visų ten įmanomų kompetencijų, kaip kažkokių pokemonų, kad tavęs nieks niekur nenorės ir neims, žinai, į darbą turiu omeny. Tai galbūt ne tokiu keliu, bet manau, tas bandymas ir ėmimas iš universitetinės tos patirties viską, kiek tik tais galima, ten to išsibandymo vienokio kitokio su vienokiais žmonėm, su kitokiais žmonėm. Tikrai pravertė, nes vienaip ar kitaip, dabar ironiškai aš vis dėlto darau kažką, kur, kaip ir sakiau, man patiko ten kažką organizuoti, kažkur lakstyti, kažkur ten kažką, ir aš dabar dirbu tokį darbą iš esmės, nes, nežinau, kažkaip gyvenimas padeda į tą vietą. Dar prieš pradedant apie tai, ką aš ten dirbu dabar, tai tiesiog toksai trumpas rezumė, aš klausdavau žmonių, tipo, ką jūs išmokino tos vis dėlto istorijos studijos. Žodžiu, žmonės dažnai, kalbėdami apie savo studijų patirtį, jie įvardina, kad išmoko kritinio mąstymo. Man sunku kažkaip pasakyti, ar būtent istorijos studijos mane išmokino kritinio mąstymo, ar šiaip dabar labai aplinkui visi to kritinio mąstymo bando mokinti. Labai sunku pasakyti, iš tikrųjų, koks tas mano kritinis mąstymas būtų buvęs, jeigu aš ten, pavyzdžiui, baigčiau kažką kito ar panašiai, bet aišku, be abejonės yra tas, kad istorijos studijos prie to prisideda, ar ne? Galbūt, aišku, akivaizdžiausias tas toksai dalykas yra, kad baigus istorijos studijas, ypač dabartiniais laikais, kai yra tam tikra geopolitinė situacija ir panašiai, labai visi mėgsta mėtytis faktais.
kaip buvo, kaip nebuvo, kodėl kažkas yra teisesnis, dėl to, kad kažkas kažką pirmiau padarė ir labai daug dezinformacijos yra ir tiesiog yra lengviau gaudytis visame kame, kai tu turi tą kažkokį tai chronologinį istorijos dalykų visą žemėlapį savo galvoje ir truputėlį gali atsifiltruoti. Iš tikrųjų, taip, kritinis mąstymas, ir priėjom aplinkui į tą patį tašką. Yra dalykas turbūt, kad aš buvau susimašius, kad turbūt studijos išmokino kalbėti gražiai, galbūt, aš nesakau, kad aš galbūt jau, kaip, nežinau, kažkas tai. Bet aš pastebėjau, kai dar mokykloje buvau ir pas mus buvo kažkas atėję iš universiteto pristatinėti kažkokios studijų programos ir ką mes sėdim ir sakom, bet jie taip gražiai šneka, taip kitaip negu mes, kažkaip taip protingiau ir visą kitą. Ir man buvo po to panašu, kai aš baigiau studijas visai ir aš vedžiau vieną tokį renginuką ir man vienas mano draugas sako, kad tu taip moki dėstyti mintis ir tu taip gražiai šneki, tau reikėtų podcastus vesti. Ir štai aš čia, matai, tai linkėjimai jam. Bet galbūt tas, nes vis tiek tu darai pristatymus, tu diskutuoji su dėstytoju, tu galbūt, kaip ten aš vedžiau renginius ar panašiai, kur, ten atitinkamai kažkaip reikia kalbėti ir, tas toksai prisideda. Šiaip turi galbūt tokį apskritai supratimą apie pasaulį, kažkokį tai turi galbūt gilesnį, kodėl tas pasaulis yra toks, koks yra ir tada galbūt yra lengviau gyventi jame, kai tu, supranti. Aš pasilyginu, pavyzdžiui, su tuo, kai, tarkim, nežinau, įsivaizduokit, kad jūs pusę savo gyvenimą neprisimintumėt ir tada jums reikėtų priiminėti kažkokius tai sprendimus, nežinant, ten, nežinau, išlenda kažkokie tai žmonės iš praeities, kuriuos jūs pirmą kartą matot, ar ten panašiai, kažkokie tokie ir jums reikia kažkaip gyventi gyvenimą, nors jūs neatsimenat, kas vyko iki tol niekada. Tai turbūt lengviau yra gyventi, kai atsimeni. Tai yra tas. Toliau dar kalbant apie tokią labiau apskritai, ne būtent istorijos studijų patirtį, bet apskritai studijų patirtį. Tai yra tas, kadangi aš daug visko veikiau, tai išsimatavimas savo limitų, turbūt, kas tau yra per sunku, kiek tu gali patempti, kiek tu negali, ko galbūt nedaryti, nes tai vis tiek yra dalis viso šitos mokymosi patirties, bet kokiu atveju. Šiaip iššūkiai tie visi padeda dabar gyvenime dėl to, kad, pavyzdžiui, vėl grįžtant, kai buvau tuos metus laiko revizijai, aš patekau į komandą su vyresniais nariais ir aš buvau ten pati jauniausia ir man buvo sunku dėl to, kad, iš esmės, aš turėjau vertinti organizacijos veiklą, aš pati dar labai mažą laiką buvau organizacijai. Ir man buvo taip sunku ir tiek daug informacijos, ir o Jėzau. Ir man po to gale metų pasakė tokį grįžtamą ryšį, sako, kad tu žiauriai užaugai, tu tiek įdėjai pastangų ir tu tiek įsigilinai ir su tavim iš pradžiai metų reikėjo mokinti, gale metų mes su tavim diskutuojam, kaip, viens ant vieno, čia wow yra. Ir čia galbūt ne tiek bandymas, pasigirti kažkuo tai, bet kai aš atėjau, pavyzdžiui, į darbą savo dabartinį, aš irgi pasijutau, kad, o Jėzau, čia daug informacijos, čia viską reikia nuo nulio mokintis, Jėzau, ką aš čia dabar darysiu? Ir tada aš prisiminiau tą buvusią patirtį, kad, hei, aš vieną kartą jau padariau tokį dalyką. Aš galiu išmokti ir man reikia laiko, galbūt man reikia tų metų, galbūt man reikia 2, bet aš jau vieną kartą tą padariau, reiškia, aš galiu vėl padaryti, Ir tas toksai patirčių susirinkimas savo, jisai labai padeda vėliau gyvenime, tokį labiau pasijauti tvirtesnis, kad tu gali, paimti ir padaryti dėl to, kad jau kažkada tai padarai. Ir galiausiai galbūt dar, šiaip galiausiai yra visokios, pažintys, nes ir iš skirtingų studijų programų ten kažkokių tai draugų turiu ir pažįstamų ir panašiai. Ir šiaip visokių galimybių sužinojimas, pavyzdžiui, tokių kaip ir dabar, dėl to, kad studijų metu aš kažkur tai pasiskaičiau ir sužinojau, kad galima ateiti į Start FM ir įsirašyti savo podcastą ir štai aš čia šiandieną. Tai mano studijų patirtis man padeda vis dar iki dabar. Tai galiausiai tas didysis klausimas, tai kas nutiko su manim po studijų? Žodžiu, aš kelis mėnesius ieškojausi darbo, porą mėnesių tikriausiai. Šiaip vasarą sunku susirasti darbą pasirodė, dėl to, kad visi atostogauja arba ten kažkas tai vyksta ir labai, labai tylų ramų darbo rinkai, bent jau man tai pasitaikė. Šiaip juokelis tame, kad aš, jeigu jums kažkas tai sako, kad, baigėt istoriją, tai muziejui tikriausiai dirbsit. Nebūtinai, nes nebūtinai tas muziejus jūsų nori irgi, nes buvo, kad aš rašiau į muziejus tenais ar kažką ir
vieni neatrašė, kitiem aš ten netikau, kažkas ten dar, žodžiu, buvo vat ir taip. Ir gavosi va taip netikėtai, kad aš papuoliau į darbo pokalbį vienoj profesiniai mokykloje. Ir ne, aš mokytoja nedirbu. Žodžiu, jie tuo metu ieškojo bibliotekininkės. Aš pavargusi nuo savo viso ten tų studijų ir panašiai, nuo visko, aš norėjau labai paprasto darbo, kažkur sėdėti kamputyje ramiai, kad niekas prie manęs nelystų. Ir aš kažkaip nuėjau į tą pokalbį ir mane pakvietė į vieną ir į antrą ir kažkaip galiausiai man paskambino, sako, mes radom kitą žmogų. Ir aš jau galvoju, kągi padarysi. Bet sako, bet tu mums patikai ir mes norim tave pakviesti kitai pozicijai, taip pasiūlyti. Gal tu norėtum su projektais dirbti? Ir aš galvoju, šakės, aš neturiu jokios patirties su projektais. Ir sako, nieko tokio, mes išmokinsim. Ir tai dabar aš dirbu su projektais, ko aš iš tikrųjų truputį norėjau, bet visą laiką pasižiūrėdavau, kad ten darbo patirties reikia ar kažko. Ir aš čia nemokėsiu, aš čia negalėsiu, ar ten kažką, bet vis dėlto, kaip ir sakiau, gyvenimas pasodina ten, kur vis dėlto yra tavo vieta ir kur tau reikia sėdėti, bent jau tam momentui. Niekas nežino, ta prasme, galbūt po kurio tai laiko gal kažką tai ir kito veiksiu gyvenime, kas čia žino. Tai iš tikrųjų aš klausiau, kodėl mane pasamdė ir buvau užsirašęs iš tikrųjų dėl to, kad galvojau, kad vėliau ateityje reikės turbūt panaudoti šitiem visiems dalykam, šitiem interviu. Tai iš esmės man ką pasakė, tai kad, tu pasirodai komunikabili, drąsi, tu gebanti mokytis, ar ten kažką tai, tikrai atsimenu dėl to komunikabilumo ir drąsos, bet man atrodo tie dalykai, dabar kai aš dirbu, tai bent jau tie vertinami dalykai, mano tai yra tas toksai kruopštumas, dėmesys detalėm ir tokie panašus dalykai. Šiaip daug kas mini, pavyzdžiui, ką kalbinu, kad, tarkim, išmoksti ieškoti informacijos. Aš neišmokau ieškoti informacijos. Ir irgi yra natūralu tikriausiai kažkokių dalykų vis dėlto neišmokti. Pavyzdžiui, mano kursiokė, jinai, nežinau, ten adatą šieno kupetoj rasdavo. Visiškai, nežinau, man ten aš kažko nerandu, jinai paėmė ir surado, žinai, iš niekur. Tai aš kažkaip, aišku, irgi aš labai gal mėgstu save nuvertinti dėl to, kad aš lyginuosi visą laiką į, nežinau, geriausius tos ryties žmonės, kuriuos pažįstu. Tai galbūt aš ir visai moku tos informacijos ieškoti, bet čia vėlgi tie visi tokie lūkesčiai savo, tipo, kad aš nemoku taip gerai, kaip aš norėčiau mokėti gal ar kažką. Žodžiu, kitas dalykas, ką žmonės paakcentuoja, kad išmoksta, tarkim, greitai skaityti ir greitai surasti informaciją, aš irgi kažkaip nesijaučiu tą labai išmokus, dėl to, kad man niekada nepatikdavo tiesiog permetinė tekstą. Dabar jau gal aš tą geriau darau, bet man visą laiką būdavo tokia baimė, kad aš būtent to sakinio, kurio reikia, ir būtent pramesiu pro akis, tai negerai, žinai. Tai kažką jaučiuosi išmokus, kažko neišmokus, kažką mokusiu dabar, nes, pakeisti tą sritį, tai, nėra čia, irgi vėlgi toks dalykas, nieks nenumirė ir labai turbūt reikia suprasti visiems, tiem, kurie ypač klausia, ką tu dirbsi po tų studijų, kad dirbti tu gali viską, ką tu nori iš tikrųjų. Tiesiog reikia norėti, reikia paklausti savęs, kas tau patinka, kas nepatinka, kas tave erzina, ar tau yra vieniša dirbti archyve ar ne, dėl to, kad lygiai taip pat 4 kurse, kur sakiau, kad dariau tą renginį su doktorantais, viena iš jų pasakė tada, kad man žiauriai nepatiko darbas nuo ten 8 iki 5 ir po to aš pradėjau ten jau savarankiškai, ten, nežinau, ruoštis ten disertacijai ar kažkam, tai ir sako, aš pusę dienos savo ten pasėdžiu archyve, pusę dienos pasėdžiu bibliotekoje, aš savo susidėlioju laiką kaip noriu ir man yra pasaka. Aš sėdžiu klausausi tuo metu renginio metu ir galvoju, man čia skamba kaip košmaras, dėl to, kad man, pavyzdžiui, darbo laikas nustatytas, man yra žymiai geriau negu tas laisvas, kada nori tada dirbi, dėl to, kad aš visiškai nesugebu savo laiko susidėlioti, dėl to, kad aš tada dirbu arba pastoviai, arba aš save graužiu, kodėl aš nedirbu, nes, tiesiog, skirtingiams žmonėms reikia skirtingų dalykų. Ir dėl to aš tą sakau, kad aš nenoriu, kad žmonės, kurie šitą klausytųsi, kad, nežinau, kažkaip sugalvotų, kad man buvo žiauriai liūdna ir nepatiko ir dėl to ir jums čia kažkas tai labai nepatiks. Reikia išsibandyti pačiam ir nebijoti reflektuoti iš tikrųjų savo jausmų, kaip jūs jaučiatės toj vietoj ir klausti savęs, kodėl blogai jautiesi iš tikrųjų, galbūt tai yra šiaip sunkumas, o galbūt tai yra jau toks jau visai sunkumas, ar ne, dėl to, kad irgi po šiai dienai aš savo užduodu tos klausimus, kad man yra sunku, gerai, kas man yra sunku, žinai, kas tiksliai, ar mane nervina absoliučiai viskas, ar mane nervina tiesiog konkretus dalykas, ar tą konkretų dalyką galima kažkaip keisti. Aišku, ne visą laiką viskas taip racionaliai vyksta galvoj, ne visą laiką taip išeina, bet išeina kaip išeina. Tai papasakojau aš tą savo istoriją jums ir dabar galiausiai turbūt yra laikas
Palinkėjimai, kaip visą laiką, kurio užbaigiam visus interviu, kadangi jau šitas užsitęsia nežmoniškai ilgai. Tai palinkėjimai turbūt išplaukia iš to, ką aš jau sakiau, kad pirmiausia yra, kaip aš sakiau, nebijoti savęs klausti, ko nori, nebijoti savo atsakyti nuoširdžiai, ne? Šiaip nebijoti tos ateities dėl to, kad jinai, kai ateina, tai jinai būna truputį mažiau baisi, negu kad įsivaizduojam savo galvoje, kad oi, kaip čia bus, žinai. Tada jinai ateina ir, žinai, kaip atėjo tas studijų pradžia, buvo baisu, tada reikėjo rinktis ten tą specializaciją, galbūt buvo kažkam baisu, tas bakalaurus reikėjo rašyti, buvo baisu ir visi pro tą kažkaip praėjo, dėl to, kad ateini ir vienaip ar kitaip perni ir vienaip ar kitaip viskas įsisprendžia gyvenime. Ir galiausiai jau ką iš pabaigą tikriausiai sakiau, kad tiesiog nebijoti, kad ką aš darysiu po tų studijų, ką aš darysiu, kaip čia bus, nes gyvenime turbūt kiek aš nesutikau žmonių, kurie mokėsi labai skirtingus dalykus ir patys yra labai skirtingi ir protingesni ir akademiškai ir galbūt ne akademiškai protingi, nes tų protų yra labai skirtingų. Man rodos geriausiai sekasi tiem žmonėm, kurie tiesiog turi tą tokį norą bandyti, daryti, mokytis, griebtis į gyvenimą dėl to, kad tie, kurie, nežinau, buitiškai pasakęs, tie, kurie nori išsivartyti gyvenime, jie randa tuos būdus kažkaip tais. Jie randa save ir tiesiog, nežinau, griebt gyvenimą už ragų ir nežinau, ar baigus istoriją gali, nežinau, nueiti finansus dirbti ar kažką, bet ką, viską jūs galit, nereikia, nežinau, kažkaip tai tenais dievogotis, kad, čia jau, nežinau, aš išmokau šitą ir this is it, žinai, viskas, čia jau ką aš darysiu, nes iš tikrųjų aš turėjau vieną pokalbį su savo vienu draugu, kuris sako, aš nelabai mėgstu savo darbą, jisai tokia labiau, nežinau, tokiam tiksliukų lauke, sakykim taip, ne? Ir jis sako, aš nemėgstu savo darbą, bet aš daugiau nieko nemoku kito. Ir aš turiu dirbti šitą. Ir su istorikais turbūt yra gerai tai kad, teoriškai mes tokie, kur, mes kaip ir turim amatą, ar ne? Mes galim būti istorikai, mes galim būti akademikai, mes galim kultūroje dirbti, bet iš kitos pusės galbūt išlaisvina tas, kad, tu neturi kažkokio tokio jau tikslaus to dalyko, prie ko tu esi pririštas ir tas žinojimas, kad tu turėsi eiti kažkur mokintis kažko tai naujo. Galbūt tada ir tu laisviau jautiesi, kad tu gali eiti iš tos vienos srities į kitą ir vėl mokintis dėl to, kad tu nesijauti kažkoks. Žodžiu, tiesiog galvoti, kad viską jūs galit, ką tik norit, tiesiog griebti gyvenimą už ragų ir stengtis ir ieškoti savęs ir daryti. Ir viskas. Nieko čia daugiau neprigalvosi. Tai žodžiu, ačiū labai visiems, kurie tikiuosi kažkas išklausė iki galo. Buvo labai malonu pasikalbėti su jumis. Tikiuosi, kad bent, nežinau, viena mintis iš milijono visų jų jums buvo naudinga. Ir kas ten žino, galbūt tai yra mūsų pirmas ir paskutinis toksai įgarsintas pasimatymas, o galbūt tik pirmas iš daugelio. Pamatysim. Tai ačiū visiems tiem, kas klausėtės ir geros jums dienos.